Sveiki, esu Vytautas. O aš Dovilė ir kaip minėjom savo socialiniuose tinkluose pradedam naują projektą Grupiokai. Todėl į savo pokalbis kviečiame pačius įdomiausius žmonės su įvairiausia bei įdomiausia patirtimi. Ir tam, kad nepraleistumėte naujienų, sekite mus Facebook'e ir YouTube kanale. Viską pažymėsime apačioje, o dabar žiūrime. Na štai mūsų pirmasis svečias Arnoldas. Labas, Arnoldai. Sveiki. Labas. Aš irgi noriu lankytis. Labas. Kaip sekasi? Puikiai. Kaip jautiesi atvykęs į mūsų pirmąjį podcastą, mūsų pirmasis svečias? Šiaip optimistiškai, bet biški neįprasta. Nepripratęs prie filmavimo. Teko gal anksčiau filmuotis? Nebent griliuje klipam kažkokiam. Tai nieko, kaip sakant, būsi mūsų pirmasis svečias, garbės svečias ir pasižiūrėsim, ar mūsų šis blynas, kaip sakant, neprisvilės. Ir mes tau tikrai turim pasiruošę nemažai klausimų ir apie tavo, kaip sakant, profesinę gyvenimo pusę ir apie tavo tiesiog asmeninį gyvenimą. Ar gerai? Ar tinka tokie klausimai? Manau, atlaikysiu kažkaip. Gerai tada. Tai gal truputėlį mūsų žiūrovams papasakok apie save. Kas tu toks, kuo tu užsiimi? Nuo ko prasidėjo viskas? Tai aš esu Arnoldas Tubilevičius, Arno Grill virtuvės šefas, akcininkas, direktorius, kaip sakoma, žmogus, kuris mėgsta gaminti valgyti. Atidariau nedidelį verslą Lietuvoje gaminti grill patiekalus privačiuose šventėse, arba dažnai būna team building'e. Man 32 metai, neseniai grįžęs iš užsienio ir bandau kurti savo verslą. Man klausimas toks, pavyzdžiui, sakai šefas ar meistras, yra skirtumas tarp šitų dviejų pavadinimų? Taip, šefas tai labiau terminologija yra atėjusi pas mus iš anglų kalbos, kuri reiškia virėja, o meistras čia, batsiuvys meistras, pokalbio meistras. Toks kitas įdomus klausimas iš tikrųjų. Sakai, kaip neseniai grįžai į Lietuvą ir bandai kurti tos patiekalus. Kas paskatino, kodėl būtent čia, ne kažkur tai užsienį, kaip supratau, jau gaminai maistą? Norėjau grįžti namo. Grįžau namo į Lietuvą ir galiausiai čia norisi užsiimti savo veiklą, kurią tu mėgsti. Ta prasme, gyventi, darydamas tai, kas tau patinka labiausiai. Mhm. O sakyk, nuo ko prasidėjo visa ta kelionė maisto toj sferoj? Gamyboj? Man nepatiko maistas, ne visada patikdavo maistas, kurį gaudavau namuose, kaip visi vaikai. Bet žinot, kai būna berniukas, kuris iš karto supranta, kaip galima pataisyti žaislą ar dar kažką, aš suprasdavau, kaip 10 būdais kitaip iškepti kiaušinienę. Okay. Ir nuo to buvo pirmas kabliukas kažką daryti. Skamba labai įdomiai, o tu ėjai kažkokius kursus ar tiesiog iš savęs, viskas iš vidaus atėjo? Taip, aš esu baigęs Jeruzalės profesinę mokyklą, esu studijavęs VTDK, maisto technologiją, bet nebaigiau, o daugiausia yra gyvenimo praktika. O vis tiek ta gyvenimo praktika, sakai, tai galbūt tėvai paskatino, kažkas paskatino, aplinka galbūt? Ne. Čia kaip tik buvo tas atvejas, kaip po tarnybos kariuomenėje pas mane buvo klausimas, ką man daryti toliau. Ir čia aš pats savęs paklausiau, Arnoldai, ką tu nori daryti gyvenime? Ir man buvo tas atsakymas iš vaikystės, noriu dirbti gamindamas valgyti. Ir pirmas žingsnis į kursus, į mokymą, mokytis valgyti gaminti, tai buvo taip. Tai čia kaip ir tavo svajonė tokia buvo, teisingai? Manau, kad jo. Dabar... Kokia dabar būtų tavo svajonė? Sakykim, tu turi patirties, jau žinai, ko tu nori, kaip viskas vyksta ir panašiai. Tai kokia dabar būtų tavo svajonė? Kaip žmogaus arba kaip profesionalo, sakykim? Išplėsti ir įtvirtinti savo verslą, gaminant kokybišką, skanų ir teigiamas emocijas atnešantį maistą. Man tai iš tikrųjų yra labai svarbu. Aš realiai kaifuoju nuo to, kai žmonėm patinka tai, ką aš jiem padarau. Ir aš dar viena iš svajonių, galima sakyti, kaip tikslas, keisti požiūrį į maisto gamybą. Nes mes pripratome, kaip sakoma, vaizdas vienas,
kaina kita, porcija trečia. Aš noriu, kad maksimum gauti pozityvų, gerą produktą ir kad kuo mažiau būtų komercijos. O kaip, pavyzdžiui, sakai, 1, 2, 3, kaip suprasti 1, 2, 3, reiškia kokybę ar kaip, Žiūrėk, ką kiti siūlo, aš nenoriu ten heitint, bet kaip pavyzdys, jo, tu ieškai meistro arba šefo, kuris gamina valgyti. Pamatai labai gražų paveikslą. Taip, čia pirmas buvo tas. Antras susitarė dėl kainos. Kaina yra kitas dalykas, jinai atitinka tavo vaizdą. Bet atvažiuodamas gauni labai plonai atpjautus kepsnius. Netitinka čia tą vaizdą kokybę. Tai reiškia, nuotrauka tave vizualiai apgauna, kad ateini jau galutiniam produktui valgyti, netitinka tos realybės, kas tau buvo pasiūlyta ir ką tu gavai iš esmės. Arba dar darbas, kai žmogus dirba samdomas kito žmogaus, jis neatiduoda tiek pozityvių emocijų gamindamas. Labai svarbu, kas atlieka darbą, tu ar tavo darbuotojas. Jeigu tai atlieka tavo darbuotojas, tai reiškia, jis turi būti laimingas tai darydamas, nes maistas viską perteikia. Ta prasme, kiekviena produkcija. Ar tau gamina, ar tau remonto daro žmogus keikdamas tą dieną, kad jis ateina į darbą, ar jis ateina dainas dainuodamas ir dažo puikiai tavo sienas. Tai čia tas pats gaunasi. Tai turi įtakos, pavyzdžiui, kaip ir su darbuotojais bendrauja ir kaip tu jiems tą perteikti. Kaip tu atsirinki apskritai žmonės, kurie, tarkim, dirba ir taip toliau? Kol kas dirbu aš ir draugė. Pas mus yra pora darbuotojų, kol kas laikinai samdomų, galima sakyti, draugų, kurie, nes aš esu nevairuojantis žmogus, man reikia kažkaip nukeliauti tašką, jie atlieka vairuotojų funkcijas, padeda sunešti įrangą, kūrenti ugnį, nes kaip kas buvo mano tinkluose, matėt, kad aš gaminu tik su gyva ugnim arba anglim. Ta prasme, ugnies kūrenimas yra sunkus dalykas, tai dažnai vyrai turi būti. Ir draugai, kurie dabar yra šito veiklo, jie jau patys pradeda domėtis maisto gamybą. O kodėl dujom blogai, nes daug kas tikrai, ar yra blogai ar gerai, kaip čia pasakyti? Tai nėra blogai, dujom nėra blogai, dujom yra patogu. Bet dūmų kvapas suteikia tą nepakartotiną skonį. Aš turiu dar vieną klausimą. Vis tiek jau ilgai gaminė, tai koks buvo geriausias ir pats blogiausias tavo pagamintas maistas? Ar turi kokį nors atsiminimą? Per grill praktiką ar per visos karjeros, ta prasme, visų virtuvių, kur esu dirbęs? Gali papasakoti iš visos patirties. Kaip matot, esu gan stambus žmogus, nemažas ir visada gyvenime tai priaugdavau, tai mesdavau svorio. Buvau tuo metu praktikantas Stiklėse ir esu buvęs 2 mėnesius be angliavandenių. Nei cukraus, nieko, vien baltymai, man jau važiuoja stogas, aš nesuprantu, ką aš darau ir gaminu guliašą ir aš fiziškai suprantu, kad ten reikia berti 2 šaukštus druskos, o aš varau cukrų. Ramiu veidu. Ramiu veidu, aš tai suprantu, bet aš tai darau. Bet galiausiai aš išlyginau, tada būdamas praktikantas tik sužinojau, kad idealus skonis yra iš kai kurių faktorių. Surumas, saldumas, aštrumas ir rūgštumas. Jeigu visi šitie faktoriai eina, gaunasi idealus maistas. Tai padarydamas tą klecką, mano mokytojas man paaiškino tą dalyką, kurį įsiminiau visam dalykui. Bet čia grinai buvo, kad į 10 litrų puodą su guliašu įvariau 2 didelius šaukštus cukraus, ko neturėtų tam būti, logiškai. Bet pavyko ištaisyti. O geriausias, klausė jo? Jo, geriausias. Toks, gal net ne geriausias, gal toksai pats sudėtingiausias projektas, kuris, maisto atžvilgiu, gavosi puikiai. Jo, labai gerai gavosi. Buvo neseniai, čia buvo prieš naujosios metus atvejis, kai dėl oro sąlygų mes smarkiai vėlavom. Aš prieš tai bendraudamas su Dovilė minėjau, kad visada važiuodamas į renginį turiu rezervinę valandą. Dėl žmonių faktorius jinai kartais dingsta. Žodžiu, renginys baisiausias vėlavimas. Viskas, jau galvoju, nepavyksta. Ta prasme, skaičiuoju, reikės labai greitai padaryti, bet mes, kad spėjom viską minutėm padaryti. Ir tai buvo tiesiog standartinis grilas arti, vegetariškas plovas, bet akės tos moters, jinai buvo garbės, ten vaikai darė gal 70 metų mamai gimtadienį, mūsų pakvietė sodybą, bet jos akis pasakė, kad tai, ta prasme, tai buvo wow. Jinai atėjo, vos ne su išlaimės ašarotom akim,
ten bando duoti arbatos, aš sakau, nereikia, dėkui, bet jo šypsona sakė, kad tai buvo geriausiai padarytas patiekalas. O mane labiausiai nustebino, kad mes ant tiek susidirbom su savo kolega, kuris buvo vairuotas, kad mes sugebėjom per 1,5 valandą 20 minučių išsikraut, padaryti plovą, šašlykos arti, salotas, padažus dariau vietoje, viską valanda 20 minučių. Wow. Valanda, aš jau galvoju viskas, juodas vėlavimas. Čia buvo per sniego, va tas, kai buvo pas mus žiemą, man atrodo, čia kada... Pripustyta. Jo, smarkiai buvo pripustyta tada. Tai va tas toks... Wow. Kaip tu apskritai įdomu žiūri, vat, užsakovą, kas tau svarbiausia? Aš kaip minėjau, vat mes su draugė tą verslą atidarėm, norėdami teikti žmonėm teigiamas emocijas. Nes, realiai yra daug tos komercijos. Norisi, kad vat, užsakovas ne taip, kaip aš jį žiūriu, o dar kaip jis su mane žiūri. Aš noriu, kad su manim kartu užsakovas jaustųsi kaip vat, paprašė gero draugo, kuris jam maksimaliai kokybiškai atliks. Ir aš žiūriu būtent taip į jį. Bet ne ta prasme, kad kaip draugui gali padaryti bet kaip. O kaip tu padarysi, vat, darai draugo vestuvėm šlyką ir kaip pavyzdys, tu jam padarysi geriau negu kitiem. Tai vat, būtent va, toks požiūris yra. O tu kalbėjai, kad draugė prisideda prie to verslo. Taip. Tai tu susilauki labai didelio palaikymo, kiek suprantu, iš kitų asmenų, ne? Iš tikrųjų taip, pas mane palaikymas ir iš draugės pusės, ir iš draugų pusės, ir buvo žmonių, aišku, kurie abejojo, bet dabar yra milžiniškas. Ypač, kas liečia draugus, kas mato, kaip vyksta progresas, tai tas palaikymas tik didėja iš tikrųjų. Nors buvo kitaip. Būdavo ir... Pradžioje abejonė buvo. Abejonė buvo pas mane. Ai. Didžiausia abejonė buvo pas mane, nes aš... Net žmogus turintis jau praktiką su maisto pardavimais, nes, kaip žinot, buvau užsienį, Airijoje mes turėjom tokį bandymą verslo, mes bandėm daryti dienos pietą. Girdavom tas cepelinus, važinėdavom į viešasis mugės, nes ten viskas yra daug paprasčiau dėl to, dėl leidimo, dėl visko, į bendras imigrantų šventes, ten gamindavo šašlykus. Ir aš mačiau tą grįžtamąją vertę, kiek reikia daug parduoti, kad gauti atgal tos. Draugė mane kažkaip įtikino, nežinau kaip į tai gavosi, kad reikia daryti. Moteris. Tai daryti. Čia moterų paslaptis, jo. Čia. Jinai mane įtikino, kad reikia pradžiui daryti teisingai ir gerai, o tada ateis ta grįžtamoji vertė. Ta prasme, nedaryti fokusą į grįžtamąją vertę, o į kokybę, kad žmonėm patiktų. Jo. Man visą laiką būdavo įdomu, kokias taisyklės yra griežtos virtuvės, sakykime, taip dirbant. Gal labiau, ar jų yra ir kokios tos taisyklės virtuvėje? Taisyklės, kas liečia gamybą ar teisinį požiūrį atidaryti? Ne, pačią gamybą, kur labai svarbus dalykai, kur tu turi griežtai laikytis, gaminant, sakykime taip. Pirmas dalykas yra švara. Čia taisyklė, kurias turi laikytis kiekvienas maistą tiekiantis žmogus, tai yra švara. Švara įrangoje, produktuose, taip, ta prasme, nieks neturi būti apsinuodęs. Tai yra švara, higiena ir mano manymo svarbiausia taisyklė yra, kad žmogus būtų sveikas po to, kai jis pavalgė. Nes jeigu žmogui pavalgius tavo maistą yra bloga, tai reiškia, tu kažką netaip darai. Pažeidai, reiškia, visas įmanomas taisyklės. Bent jau aš manau, kad... Aišku, gali būti ir dėl tiekėjų, vis tiek gaunant iš šių produktus irgi gali būti tam tikra kaltė. Tu esi virėjas. Tu turi patikrinti, paragauti, kad žmogus tai, ką gauna, tai būtų valgoma, šviežia, skanu. Nes jeigu tu atidarėjai etiketę, pauostėjai, mėsa kvepia kažkaip šiaip savo ir tu ją neatidavėjai šuniukui, o atidavėjai klientui, tai... O kodėl, Arnoldai, man įdomu, būtent pasirinkai tokį grill maisto tipą, gamybos, ta prasme. Vat kodėl būtent tokia labiau užsienietiška, netgi sakyčiau, lengvai, virtuvė? Čia šiaip susijęs su to, kad aš nemėgstu dirbti standartiškai. Vat pas mus dauguma, prieš dar atidarant tą grill verslą, dauguma virėjo, tai kas, su kom jau mes asocijuojasi žmogus virėjas. Restoranas, kavinė, valgykla. Kebabinė. Kebabinė gal ne. Restoranas, kavinė. Kepsnys kažkoks. Jo. Čia šiaip yra ir nauja, ir populiaru.
Antras dalykas, man visada labai patikdavo dirbti su gyva ugnim. Nors nuo to realų kaifą jaučiu. Tai prasme, tiesioginį kaifą. Gyva ugnis. Jums nebūna taip, kad jūs žiūrite į ugnį ir galite tiesiog išskristi kažkur, taip? Ugnis iš senų laikų ramina. Aš jums galiu pasakyti taip, kad bet dabar įsivažiavusi procesą, 30 brūkšniukas 50 žmonių renginys, man yra meditacija. Aš kaifuoju nuo to. Nu, ta prasme, jeigu viskas laiku, suvažiuota, nepavėluota, kaip sakoma, nėra lietaus, nors mes jau pasiruošę oro sąlygom, palapinės, viską, aš kaifuoju nuo to. O koks, sakyk, didžiausias žmonių skaičius, kurį tu galėtum apriepti vienos šventės metu? Nes sakai, va dabar 30-50 žmonių, tai jau tau kaifas yra, o kaip, sakykim, su daugiau, jeigu 100-200 žmonių? Aš galiu pasakyti dabar taip, 100-150 tai yra drąsiai, 230 paimsim, nes dar yra žmonių, kurios galim pasamdyti. Bet ta prasme, pasiskambinus šiam penktadieniui, kaip pavyzdys yra 100-105 žmonių, tai aš padaryčiau. Čia labai greit operatyviai iš esmės. Taip. O jau kas liečia 300, 200, aš neatsisakysiu padaryti ir 500. Ta prasme, rasiu žmonės, paaiškinsiu, paruošiu, pasižiūrėsiu, kurios sunkiausius momentus turiu aš padaryti, ką turi padaryti pagalbiniai, bet neatsisakysiu ir didžiausiu. Aš toks, kadangi visą laiką prie mėgstų pajuokauti, sakykime taip, ne? Koks pats juokingiausias momentas buvo gaminant? Nu, kur, kaip sakant, nepavyko išlaikyti rimties ir sukėlė didžiulį juoką ir taip. Susieta buvo ne su manim, bet aš šiuo atveju supratau, kad virtuvėje dirba labai talentingi ir linksmi žmonės. Tai mano pirma diena restorane Stikliai, kur aš atėjau praktikantas. Mano 2 mokytojai, ta prasme, aš turėjau šį vieną mokytoją, nes buvo skirtas į mėsininkus. Tai reiškia, ne žmogus, kuris išdarinėja mėsą, o virtuvėje padalinta yra. Vienas gamina karštus, kitas garnyrus, šaltas cechas. Tai mano 2 mokytojai, mėsininkas ir garnyrų gamintojas, kaip dabar atsimenu, Roma ir Jurijus, mane pastatė lipdyti tiesiog parduotuviai iš bulvių tešlos žemaičių blynus. Nu, bulvių tešla, mėsa, lipdai stovi. Ir čia buvo žiema, vyrėjom liūdna, Vilnius senamiestis, nėra žmonių. Jie susporino, kas padarys iš virtos bulvių tešlos seksualesnė ir gražesnė mergina. Bet mane nustebino ir labiausiai prajokino ne tai, kad 2 jaunuoliai po 25, gal 7 metus, aš nesimokėjau, jiems buvo užsiėmę to nesąmonę. Mane labiausiai nustebino ir prajokino tas momentas, kai jie įdėjo tas 2 gražuolės į orkaitę su stiklu. Ir praeidama Nijolė, 55 metų, sako, vyrai, ką pas jūs mergaitės daro orkaitė, jų atsakymas buvo deginas. Ir aš supratau, kad aš savo vietoje. Tai čia dirbo žmonės ant bairio, nes maisto gamyba yra aistra. Tai yra... Gal jie mėgsta juokauti šiandien? Ne, tai yra erotika. Tai yra erotika, taip, tai reikia mylėti ir gaminti su aistra. Nėra aistros, nėra skonio, nėra. Jeigu galėtum pasakyti 3 žodžiais, kas yra maisto gamyba, kaip tai pasakytum? Man tai yra kaifas ir aistra, 3 žodžių nereikia. O tu galvoji kažkaip plėsti, sakykime, savo gal kokį nors restoraną, atidaryti restoranų tą tinklą, kaip vadinasi? Plėstis galvoju visada, idėjų yra daug, bet gal pirmas iš žingsnių, kurios planuoju realizuoti, tai bus Arno Grill dienos pietos. Greičiau, čia projektas yra ir jis yra dar su klausimu, bet čia mano sekantis žingsnis plėstis, nes dabartinis Arno Grill jis yra beveik sezoninis. Taip, mes turim kažkiek užsakymų, gal žiemą ten būna 1-2, ten mažiau, bet pagrinde yra vasarinis sezonas, bet norisi, kad gyventų jis pastoviai. Ir kaip aš pastebėjau, dienos pietus pas mus dažnai būna kaip, nu ką jūs valgote dienos pietum? Kotlitukas, koks karbonadas. Bomžpakytė, makaroninkai, kas turista. Atsakymas nuo. Garbė. Bet čia buvo jūsų atsakymas nuo iki, taip? Ta prasme, ir aš dabar skaičiuoju, kad tai būtų ir kokybiška, ir gerai. Ir aišku, nenuskriau savęs, nes kitaip nėra plėtimasi. Pavadinsi rameno. Ramenu. Kai kas klausia, kas yra ramenas, tai bomžpakis su kiaušiniais ir mėsa, kaip sakoma. Ja? Tai čia... Bet
kas liečia tą vat, būtent dienos pietų variantą, tai man norisi, kad būtų ne, kaip sakė, dienos pietus nesu permatomais karbonatais, jeigu suprantate, apie ką aš kalbu. Nu, reiškia. Aš nenoriu nieko heitinti, bet ta prasme, nu ką tu gauni? Tu gauni 100 gramų mėsos, užviniotos 3 paniruotėse, nes, nu, dėja, industrija yra tokia. Man norisi tas sąžiningesnės pietus. Taip, tai brangu yra malkos, anglis. Nu, bet tai yra kitoks požiūris. Bet tai klientai, pavyzdžiui, tave pasisamdė vakarienę, sakykime taip, ar jie jaučia tą, ne vakarienę, ar maistų, kaip sakom, išsisamdant, ar jie jaučia tą kokybę skirtumai? Ką jie sako apskritai, kaip dauguma atsiliepia? Tu gauni kažkokį feedbacką iš jų? Pagal grįžtamumą, taip. Trumpam dar čia toks, pasak mano draugės, vienas iš pirmų mūsų išvažiavimo buvo baigtas aplaudismentais. Tai va tas, kaip sakai, feedbackas, tai čia buvo didžiausias. Vat aš nežinau, kas jiem patiko, bet kai tu gauni gale renginio išeidamas arba atsisveikinamas aplaudismentus, tai man atrodo, tai atsako už viską. Tai, ir grįžtamumas dar. Vat kai paskambina porelė viena, neseniai paskambino, sako, mes pas jūs buvom praeitais metais 2 kartus, dabar vėl norim ten metiniam, ten bent jau plovo. Ten. Tai tu tokį klientų sąrašą sudarinėjai, kaip sakant, nuolatinių klientų. VIP kortelės turi tokias. Čia gera idėja, reikės man pagalvoti. Ir štampukus galėsi dėti, kad vat, pernai metais pas save buvo. Buvot susmeigti. Bet esmė tame, kad man atrodo, va tas dalykas yra va, būtent tas feedbackas, kai pas tave grįžta. Jeigu grįžta, tai gerai. Aš išsiemi pavyzdį statau Grill London. Nu, kaip čia ne reklama, man nieks nemokėjo, bet ta prasme su šeima ten nueini, kodėl? Nes atsako tavo kažkokius kriterijus. Taip skanu, neber brangu, nenuvylė. Tai vat mes kalbėjom su Arnoldu prieš tai, kad po 2 metų mes jį pasikviesim atgal. Jo. Tai pasižiūrėsim, kiek tavo, kaip sakant, kelionė eina į priekį. Progresuoja. Jo. Kiek užaugo dar, man pačiam labai įdomu, nes suprantat, dabar yra tas momentas, kai esi kūrybos procesas. Okay. Tu nežinai, kas bus po mėnesio, nežinai, kiek bus užsakymų vasarą, ten reikės samdyti žmonių, ar gal vat, tiek, kiek dabar yra. Ir tas kūrybinis procesas, aš neseniai supratau, kad jo reikia kaifuoti. O prieš tai, kai klausėt, kokia buvo didžiausia abejonė, tai buvo aš pats. Aš buvau nusiteikęs pradžioj, galvojau, kad nieko nepavyks. Buvo ta baimė, ją reikėjo paimti ir peržengti. Tai vidinės baimės kažką pradėti savo, tas dirgiklis, iš kur jisai buvo, nu, kaip čia sakyti, iš kur jisai buvo? Abejonė, kad nepavyks, kad nepaeis, kad negrįš, nesugebėsi suskaičiuoti, kad užteks. Va tos abejonės, kol jų neperžengi, aišku, ne viskas iš karto, reikia, tiesiog nepasiduoti, eini toliau. Visada ta abejonė, man atrodo, atsiranda, bet svarbiausia yra daryti. Bet tau iš pirmo karto pavyko? Tai. Ne. Ne iš pirmo karto. Čia buvo visas kelias link to. Kaip ir minėjau, grįžimas iš Airijos, klausimas, ką daryti toliau. Tiesiog dėl to, kad gyvent, įsidarbinau apsaugoj, nes leidžia kūrybai yra daug laiko. Aišku, aš ten nesiruošiau pasilikti ilgam, bet ta prasme, tu parą būdi 3 laisvas. Ir tuo metu yra daug galimybių mąstyti. Ir buvo klausimas, kaip įgyvendinti savo verslą. Pati pirma idėja atsirado nuo to, kai aš 2 savo draugam vestuvių 2 dieną atkepiau šašlyką. Paaiškinsiu, kad suprastume, tai yra draugo vestuvės. Tu ten negalėjai būti šiaip žmogus. Tu reiškia, esi ten linksmas, šokiai iki 4 ryto, dar pabandyk pas draugą neišeiti paskutinės svečias, kaip sakoma. Ir 12 valandą, reiškia, 20 kg šašlyko. Aišku, publika jau apšylus, jau netokia reikvi, bet padaręs 2 draugam tokį renginuką, man vieną kartą paklausė, tu nenori už tai pinigus imti? Čia buvo pirmas tas... Tokia pradžia, kuri tau davė susimastyti. Tada dar kitas dalykas, mes su draugė abu labai mėgstam gaminti. Aš turiu profesionalų įgūdį, jinai labai stengiasi ir gaunasi labai skaniai. Pas mus kiekvienas svečias apsilankęs namie, sako, vis nenorit už tai pinigus. Aš įsivaizduoju, Arnoldai, kaip sunku tavo žmonai, kaip jie sunku, jeigu kažką gaminant, įtikti tavo standartams. Jinai labai gerai gamina. Ir mano standartai, jie yra... Maisto kokybės atžvilgiu, aišku. Čia gal Arnoldas stengiasi, žinai, tik draugiai.
Šiaip, man atrodo, kai esi arba gražus, labai, nu kaip Vytautas, arba turi gerai gaminti. Teisingai. Tada O Vytautas nei gražus, nei moka gaminti. Moki. Išmoksim. Čia yra nesunku. Norėtumėm užduoti dar vieną klausimą. Ar esi kada nors sulaukęs kritikos ir kaip tu ją priėmei? Ar tai buvo kažkokia tai skaudi kritika, ar tai pamokė tave, kažko motyvavo kažkaip? Negatyvi ar pozityvi? Nesvarbu, tiesiog kritika. Aš esu sulaukęs kritikos, bet aš negatyvios gal neatsimenu. Aš nežinau, ar jinai buvo negatyviai, ten kažkas. Jeigu žmogus, žodžiu, aš bet kokią kritiką priimu labai gerai. Man bet kokia kritika ar komentaras, tai yra, wow, tai reiškia, tu esi pastebimas, tave žino. Pagalba judėti į priekį, kaip Jo, ir kiekvienas žmogus turi teisę į savo nuomonę. Bet kas liečia maistą, aš net neatsimenu, kad būčiau kažką ten, kad tai neskanu, ten sudeginta, ten ar panašiai. Visada gaudavau gerą. Būdavo žmonių, kurie ateina gamybos metu, mėgsta tave pakalbinti ir gauni patarimų. Tai irgi faina yra, nes visi dabar, kas trečias turintis nuosavą namą, komodo grilius, kepsnių ekspertas, bet tai yra, man tai yra smagu. O kaip tu priimi, kad žmonės ateina pasižiūrėti, kaip tu dirbi, ar tau tai patinka? Taip. Patinka su žmonėmis? Man patinka bendravimas. Tai jeigu, tarkim, aš ateičiau ir ten žiūrėčiau ir klausiu tavęs, kaip čia kas viskas vyksta, tavęs tai, kaip sakoma, nepykdytų. Ateitum tu per renginį šalia mane su čierka, aš tu atpjaučiau mėsytės gabaliuką ir sakyčiau, užkas, tai bus geriau. O jeigu be čierkos ateitų, kas tada? Tai tada užkalbina ir duodu paragauti, tai kaminu, bet aš į bet kokį klientą, kuris ten, nesvarbu, jis ateis girtesnis, blaivesnis, nori pabendrauti, man tai yra gerai. Man netgi faina, kai yra žmonės, kuriem įdomu, aplimpa, šiaip dažniausiai taip ir būna. Aišku, yra kategorija, kur tu atvažiuoji, ten renginys krikštynos, tėvam reikia žiūrėti vaikus, ne iki jūsų, bet kai yra tas matymas, alia publika, tai čia man yra kaifas, žinokit, pripažįstu. Aš manau, kad ir šiaip pliusas, kad tu pabendrauji su žmonėm. Tiesiog tu pamatai, ko žmonės nori, kaip jie vertina, sakykim, tą maistą. Gyvas ryšys, man atrodo, čia yra tai, ko reikia dabar visur. Medijoje, versle, aš nežinau, ką žmonės bedarytų, bet gyvas tas bendravimas tai, ko trūksta labiausiai, man atrodo. Daug kas socialiniuose tinkluose visur užstrigę ir panašiai. O tas bendravimas. Ta proga apie socialinius tinklus. Mes mūsų sekėjų prašym tau užduoti keletą klausimų. Tai mačiau, kad tikrai turim keletą. Tuoj, kaip sakant, pasiruošio. Tai Valdemaras uždavė tau klausimą. Sveiki, kodėl pasirinkote tokią profesiją ir kodėl būtent lauko virtuvė? Ačiū už atsakymą. Aš jau buvau paminėjęs atsakymą į šitą klausimą jau, bet galiu trumpam pasikartoti. Man patinka dirbti su gyva ugnim, aš nuo to kaifuoju ir aišku, vizija kaip kiekvieno žmogaus yra dirbti tom, kas tau patinka. Taip. Ta prasme, savas verslas ir būtent mano pamėgtų formatų. Ne dujos, o būtent malkos, anglis, gamta. Tai čia kaip tavo hobis, kuris išpildo tavo svajonę tokią, taip? Man atrodo, gal dauguma žmonių yra svajonė dirbti savo hobiu, kad tavo hobis būtų tavo duona ateičiai. Kaip sakoma, pinigų šaltinis. Čia, bet yra net sėkmybė visų apskritai. Tai taip. Dauguma žmonių dirba ir jaučiasi, tokie ne tą daro, ką turėtų daryti, jo neišsipildęs, neįgyvendinęs. O jeigu, sakyk, jeigu ne virtuvė, ką tu rinktumėsi kito dirbti? Arba kaip tu matytum save, kad išpildytų tave? Jeigu ne virtuvė, kas dar kažkas kito? Jo. Kokia profesija? Žinok, dabar netgi reikia pagalvoti. Net sunku atsakyti. Dabar aš šiandien esu susifokusavęs ten, kad man reiktų ilgai pagalvoti, kad aš atsakyčiau šitą klausimą. Aš manau, kad vis tiek siektum to kelio. Man atrodo jo. Aš sakau, aš netgi dabar nesugebu, kažkaip man reikia kokių 5 minučių, kad duot normalų sąžiningą atsakymą į šitą klausimą. Aš manau ir gerai nesimėta gyvenime. Tai koncentruoti tą, ką nori, žinai, kas patinka, to, ko nori, tuo, ko kvepuoja ir tai ir yra tas kokybės, aš manau, garantas viso to. Greičiausiai tai. Ką čia turim dar? Dar turim, kur dingo trečias golfas? Kas čia per istorija su tuo golfu? Aš nežinau, kurį istoriją iš tų golfų, bet aš sakysiu, kad dabar 2 golfai stovi pas tėvus. Tai va atsakymas. Bet čia yra tėvų golfai.
O apie kurį klausia, nežinau. Žmogus žiūrės iš karto, žinos, kur va dabar, kad pas tėvus stovi. Jo, galbūt Graf Artur patikslinimo norėjo, kur jo golfas dingo. Nežinau, kur dingo jo golfas, neturiu to nieko bendro, bet pas tėvas turi baltas ir juodas dabar. Na ir paskutinį komentarą mes turim ne klausimą, bet palinkėjimą. Ne lietuviškai, todėl pasistengsiu išversti, kad gerbiamasis, linkiu, nepaisant nieko, judėti į priekį. Tai va čia nuo Olego tau linkėjimai. Tai aš mačiau tą komentarą, Olegas yra klientas, jau žmogus, kuris 2 kartus užsakęs mūsų maistą. Tai džiugu, kad patinka ir stebi ir kaifas. Ir palaiko, čia yra tas palaikymas, jaučiasi, kad žmonės, vat, ypač džiugu, kai užsisako žmonės, turbūt paragavę maisto tavo kelintą kartą jau ir dar stebis, seka ir dar palaiko, rašo žinutės. Tai, tai čia yra sakau, stipru. grįžtamumas man tai didžiausia pagarba, bent jau savo, kad jeigu kartoja, tai reiškia, tu darai viską teisingai. Taip, ir mes matom iš tikrųjų, kad žmonės nori grįžti pas tave su tokiais linkėjimais. O dabar, sakykime, net pabaigai, ko tu palinkėtum jaunai kartai? Aš gal norėčiau palinkėti 2 dalykų. Pirmas būtų sužinoti, ką tu labiausiai nori gyvenimą daryti arba kas labiausiai patinka tau. Ir pabandyti šitą dalyką paversti savo verslų, savo darbų, savo viziją. O antras dalykas būtų nepasiduot, kas be neatsitiktų ir ką tau nesakytų. Netgi jeigu sako tėvai ar draugai, kad tau nepavyks, vis tiek daryk. Daryk, nepasiduok. Jeigu netgi metus ten ar daugiau neatneš, arba nesigavo iš pirmo karto, vis tiek atsistot, pagalvot ir vėl daryti. Va, čia mano būtų galbūt didžiausias palinkėjimas. Sakyčiau, labai geras patarimas. Naujai kartai. Nesustot, eiti į priekį. Nesustot. Jo. Tai va, tai mūsų klausimai, kaip sakant, išseko, baigėsi. Ačiū tau labai už pokalbį. Ačiū jums, labai malonu pabendrauti. Mes, kaip sakėme, mes užsirašysim, kad po 2 metų būtinai atvažiuosi pas mus. Su, kaip sakant, žiniomis, kaip sekėsi tau plėtoti savo verslą. 26 metais, kovo 6 dieną galėsim vėl. Ir su šašlykais, ne? Bet jau tada su šašlykais. Supratau, sutarta. Ačiū labai. Gerai. Ačiū labai, jo. Ir ačiū Jums, kad stebite, palaikote, galite pasidalinti tai mums ir pakomentuoti, tai būtų mums pati didžiausia dovana. O visas nuorodas pridėsime apačioje po aprašymu.